Girdėt girdžiu, bet matyt nieko nematau. Posiauti prasme. Bet ir ne. Aš atėjau čia savo dušelių susirinkti. Prasme, sakau prasme. Ne. Tu kaip čia tamsu? Tikriausiai taupo elektrą. Tai čia dabar tas pragaras, kažkoks urvas. Smala prasmirdo, jau pragaras. Tai tada kur vėl? Delnis, babulytė. Čia reikia? Pas mane tokių metų nusidėlės nėra užregistruotos. Žinau, kad nėra. Jau taip atvirai. O tai žinok, aš papuoliau į dangų. Ale pabėgau iš skaistyklų. Tai kodėl? Žinai, aš tai buvau savimi moteriškė. Ir, žinok, pavažna. Pala, tai tau ten ir vieta. Tai ko tu čia atėjai? Oi, taip šiuks. Tai kad tu man dažnai sapnuojasi. Ateini ir ateini į mano sapnus. Ir gardai. Ir vis kvieti pas save. Kvieti, nu. Pala, babulytė. Tai dar nereiškia, kad aš tave be nuodėmių priimsiu čia į pragarą. Jau žinokit, šiaip dabar jau padariau nuodėmių. Kokių? Ėmiau keiktis. Nu, neklausyk, kaip tikras pabrangsta. Nu ir nusikeikiu. Nu, kaip jau valdžia meluoja, tai irgi nusikeikiu. O žinok, jau negalėjo pinigėlių, nei ant vaistų, nei ant vaistų. Nežinau, tada keikiuosi matais. O, nesikeikiu. O šiaip klausiau, mes buvom enšininkai. O dabar, tai matai, mes jau senjorai. Mane klausykai, kad net išorės iš mūsų sako, nu pas mus dabar Lietuvoje, tai senjorai gyvena oriai. O, kad jūs papirktumas klausyk, jau tuoj gyvensim ne oriai, bet tik orai. Pala, babulytė. Tai tu
keikiesi matais? Tai tu keikiesi rusiškai? Pas mus pragare visi keikiasi matais ir rusiškai. Ir mes išmokom, ir mes galim pasakyti ruski karabai. Jau dabar žinok, nustojau keiktis. Kodėl? Dar išgirs Rusijos prezidentas. Eis mus gelbėti. Ką gelbėti? Mus gelbėti. Kas telks visą pasaulį klausykit lietuviai rusus skriaudžia. O palauk, kai skriaudžia? Tu na. Nu. Supranti, kas juos skriaudžia? Ukrainoje klausyk, ar juos kas skriaudžia? O ten dabar karas bombarduoja, klausyk. Žūsta vaikai. Nežiūri. Iš nesvarbiausia, kad ten ir jie nežiūri. Ar tu rusas, ar tu ukrainietis, ar tu totoras. Visus vienodai klausyk bombarduoja. Oi, babulytė, pala, mes su jais sudarę esam sutartį, o sutartis yra sutartis ir jos reikia laikytis. A tu žinai, kiek pas mus dabar dušelio ateina? O va tiek, va. Ką? Ką sudarė? Aš taip ir galvoju, kad ir jūs čia knopas prikišę. Aš tą jūs rausiu. Duodė, kad aš nutrauksiu, tu nusirik. Sutartį, matai, nesutarė. Babulytė, nepanikuok, sutartis yra sutartis, jos reikia laikytis, o tu grįžti žemę ir gyventi, eik iš čia, eik. Ai, kas ten manęs jau laukia toj žemėj, klausimo, pagyvenau kokią apie 90 metų. Užteks, nepaklausyk. Sunegalavo mano širdelė. Tai žinai, 3 mėnesius laukiau, kad pas šeimos gydytoje prisiregistruočiau. Nu, o paskui išpindusinti mane dėl šventos ramybės pas specialistus. Tai žinai, kiek laukiau? 1,5 metų laukiau. Nu, ten, žinai, palašinau, bet ten kažkokio babaladolio ir nugarą. Ir svarbiausia, žinok, tai žinok, kad jie prieik namo. Tai žinok, nepavydėjau aš namo. Atsidūriau reanimaciją. Babulytė, grįžk į žemę, dar ir 100 sulauksi, grįžk, netrukdyk man dirbti. Sugrįžki jaunystę, ar jums sugrės? O, velnias, kažkas užvirino. Velnias. Juodi akiniai. Nuo tų mūsų velnio lašų jam ne tik kad protas aptemo, bet ir akys. O, prašviesėjai. O, rūpkė, negi velnias. Velnias. Puiku, kad tave suradau. Noriu tave paduoti į teismą. Kokį dar teismą, tave likimas ir taip nuteisė. Tu, kad tave kur piekūnas, teismo jam dama tai reikia. O, nesuveikia. Kas tau nesuveikė? Taip išreklamavot, bet nesuveikia. Ką turi minty? O ne reklama, girtam velnias pagalį pakiša. Teisybė, ne? Net 3 kartus jam pakišom. Priminsiu tuoj. Atsimink pirmą kartą. Kai girtas važiavai ir nulėkei nuo kelio ir užmušei šalia sėdintį draugą, ar ją pakišo mane padėjo? Aha. Nu jo. O antrą kartą, kai prisprogęs į priešingą eismo juostą išvažiavai ir žuvo visa šeima, o tu va, sveikas. Nu jo, buvau visai girtas vdūkė, užmigau.
Iš mašinos kas? Iš mašinos liko, tai tik tai laužo krūva, o to va, sveikas. Nu jo, padėjot. Bet ranką sulaužėt, o dabar su štyva nešioju. O kokiu greičiu dabar girtas lėkiai? Kiek traukė, taip ir lėkiau. Kai policininką pervažiavau, mašinos nesvadžiau ir į medį. Ką tu pasakei? Tu policininką pervažiavai. Ir ne vieną. Prikloju jau čia kas 100 metrų. A žinai, kaip mašina praeiti galo. Pa kilometrą į viršų. Nu taip ir vrodinau į medį. Kaifas. Ir neaišku, išsikapstys, neišsikapstys. Būtumėt padėję, nebūčiau dabar atsidūręs čia reanimacijai. O kaip tai nepadėjom? Tau jau dabar nei mašinos, nei mūsų pagalbė nepadės. Niekas tau jau dabar nepadės. O čia ir mano buoma kalta. Išsiskyrė su manim. Paliko vieną. Kaip aš dabar būsiu? Ai, gerai, kad su manim yra mano draugas, kuris mane visada nuramina. Kokia protinga moteris, kuri čia ta protinga moteris? Kas su tokiu pijoku gali gyventi? Kokia tai piekų? Ai tu, atsargiau su žodžiais, o tai už šmeižtą paduosi teismą. Eik tik tai, dar prasiblaivyk. Dar neaišku, gal dar reikės į peklą kišti, o piekūnais. Prisiminiau. O, bidna tabakcija. Ką prisiminiai? Nuodėmę. Kokią nuodėmę? Sugriežėjau. Su kuo sugriežėjai? Su anopru. Kas tas anopras? Mano amžinatilsį vyras. Tai ir su vyru griekas. Kad sugriežėjau, tai griežčiau. Nu ir kas? Jeigu mes už tokias nuodėmes visus talpintumėm į pragarą, kam tas dangus ir skaistyklą būtų reikalinga. O tai kas čia buvo, kad aš noriu pas savo nubriuką, aš noriu visą amžinybę būti su juo, nu, ir visi kad buvo. Kas tau čia? Čia tau norų įsipildymo įstaiga? Čia yra rimta įstaiga, čia yra pragaras, tu supranti, pragaras. Eik tu iš čia, eik, netrukdyk tu man dirbti. Neskubėk, tu geriau pažiūrėk tam savo tose kantičkose, gal mano prastas teisėsi. Aš noriu žinoti su juo visą amžinybę. Pala. O iš kur tu ištraukė, kad jisai čionai? Dabar jisai bus, žinai, kiek jis nuodėmių prisidaręs per savo gyvenimą. O kiek bobų turėjau. O žinau, keikėsi, tai kas antras žodžius matas. Tai kas čia visi keikėsi, bet tai nieko nenužudė? O ten nužudė. O, nu. Žinai, kažkada tai giminės atvežė mum gyvą vištą. Tai, žinai, ne vištą, tą gyvą vištą juodai dėsi. Tai, žinai, ką tas Erodas padarė, galvą nukapojo, laimę nukapojo, kaip aš čia buvau, repolitė. Nukapojo galvą. Bakce, vištos tokia dalia, čia ne griekas. Ar žinau, kad visą rotą ištručino? O, padaučiai įdomiau. Buvo žinau, kad anksčiau labai daug tarakonų namuose. Tai jisai žinok, nupirko džiuglavosų, nu žinai, tokius trušėską tokie išpurškė visus namus, žinok. O ir kad išrinktų nabagėlę visiems girintų piliukus tik išverkti. Tai aš čia rūdymas.
babcė, baigtų man tuos marazmus visokius ir pasakas sekti. Eik tu iš čia, eik, esi tarp dangaus ir žemės, eik iš čia. Atrodo, kad aš neturiu ką veikti. Aš šitiek turiu darbo, aš šitiek dušelių turiu iš čia dar susirinkti. Skrendu, debesys kaip skrendu. Oi, sparnelį kyšo iš debesėlio. Angeliukai, tai jūs sparnelį. Klausia tu, kokis aš tau angeliukas, aš delnės. Palik mano ragus ramybei, da to betrūko, kad kažkokia psichopatė paimtų ir suguldytų. Kur vierkūnas. Tai taip malonu. O kokia nuostabi esi, mano draugė, ekstras. Ateik. Snarglė, prisirūkė smailo, dabar skraido po debesiais. O kokia nuostabi esi, mano meilė, ekstras. Mergužėle, atsibusk. Neišnyk, debesėli, neišnyk. Оля, вот как прискрят, atsikratyti neina. Neišnyk, debesėli, neišnyk. Angeliukai, drugeliukai, paskraidyk. Su šita, žinokit, tai neaišku. Atsigaus, neatsigaus. O kokia nuostabi esi, mano meilė, ekstras. Kad kiek tu jų prisirijai, kad niekaip iš komas negali atsigauti. Su tais narkomanais tai viena bėda. Kol atsigauna, tai ir būna tarp dangaus ir žemės. O pas mus tak klaidos malos kvapo. Kaip kuoja. Angeliukai, paskraidyk. Kur? Man atrodo, kad po biškį atsigauna. Angeliukai, kur jūs? Skrendu, skrendu. Tikrai atsibunda. Skrisk. Skraido, skraido po debesiais. O aš čia turiu laukti jos. Į dangų jau vis tiek nepapuls. Būtų gerai. Reikėtų apie tai pamastyti. Būtų gerai, kad narkotikų platytojai iš karto su jais krauju pasirašytų sutartį. Va, taip būtų geriausia. Va. Tai kur čia nepatenkintas kipšė? Ko tu čia vėl kišiesi? Aš tai atėjau dušelių rinkti, ko tu čia vėl kišiesi visur? Tai ne aš, tai tu visur įlendi ir neduodi žmonėms ramiai miegoti. Tai jūs visi pririjat velnių, prisidirbat nuodėmių, va kai nemiegat, tai jūsų sąžinė negraužia, ane? Prisipažink, nei vienas sąžinė negraužia. Tai va, atėjau į sapną savo dušelį susirinkti ir jiems priminti apie save. Kas tave čia kvietė? Niekas tavęs nekvietė. Šlysk ten į savo kaklą ir daryk tvarką. O tai kaišioji tą savo nosį. Ką turi minty? Velniava, visam pasauly velniava. Tai jūs kurstote tuos bukagalvius, kad sukeltų karus, prievartautų, žudytų. Tai nuo jūsų velnių pragaro linksmybių dreba žemė. Gaisrai, potvyniai. Tai jūs nusidėjėliai taip švenčiat.
O tu kas? Tu esi niekas. Visiškas esi niekas, esi tik sapnas. Ir daugiau niekas. Visiškas niekas esi. Prasmek, leisk žmonėms atsibusti ir ištaisyti savo klaidas. Taip, Prasmek. Kaip čia dar pasigalinėsim su Gerbiamoji, nu, močiute, kaip tu laikaisi? Aha, atsibus, močiutė, atsibus, laikas keltis. Sanitarai dar. Pampersiukus keisim, atsibus brandioji. O kaip pakeis, tai bandysiu vėl pasakyti. Vėl pabandysiu. Nabagėlė, tu nabagėlis. Na, nei sapne, nei gyvenime neturi ramybės. O jei, narvelės tave sugundi. Grįžk į žemę, vaikeli, grįžk į žemę. Grįžk, atsikratyk to savo grūdų. Pamatysi, kad skaudės, laužys. Bet tu kentėk. Atsibus, vaikukė, atsibus. Na va, pamatysi, kad ir be to kaifo prakeikto gyvenimas bus nuostabus. Pamatysi, vaikukė. O, kažkas nagi. O, atsibus, kol dar nenumirė. O, dar turi vieną šansą tapti žmogumi. Ar tu pagalvoji, kiek jūsų alkoholikų gydymas kainuoja valstybei? Aš nepragarė dar? Jau nepragarė. Pasigalinėsiu. Ne su kipšais tau galinėtis reikia, o su savo sąžinė. Tu pažiūrėk, kiek žmonių padarėjai. Atsibus pagaliau ir pradėk gyventi blaiviai. Ava, už savo veiksmus, tai jau teks pačiam atsakyti. Nu, Įstatymas. tautiečiai, o jūs, ar jau visi atsakyti? Turėjo paklaust, tau vėjas atsakys, tik jis tau į viską atsakys. Mes, lietuviai Lietuvos, laisvę iškovojom. Turime atidus būti grėsiančiam pavojui. Jeigu medikai nusprendė, kad darbingas tu esi, tai tik reikia padėkoti, nors jau kojas vos vilki. Ir sveikatoj, ir moksle jau nesusigaudom, tarsi būdami sapne savo laimę gaudom. Jei ilgiau nori gyventi, blogų įpročių reik vengti ir turėsi daug draugų, jų gyventi nuostabu. Dėl nevašių žemėj daros. Norim meilės ir taikos. Palinkėkime visiems mums tolerancijos ir pagarbos. Tu Lietuva, tu mama, Tu brangi tėvynė, Lietuvėlė, tu mano, Šalia gimtynė, Lietuva, tu mano, tu brangi tėvynė, šalelėje